2014 priverstinio Lietuvos pardavimo metai, 2015 Lietuvos valstybės simbolių keitimo metai. Prašom. Labas rytas, ačiū gerbiama Juste. Sveikinu pradedančius besirinkti į Lietuvos Seimą gynėjus. Sveikinu visus su mūsų pergalės diena, sausio 13. Džiaugiuosi, kad mes vėl kaip kasmet matomės. Atsiprašau už ankstyvą spaudos konferencijos laiką, nes toks dėja tik tai laikas buvo galimas šiai spaudos konferencijai. Ir tema paskelbta, todėl kalbėsime, aš manau, labai rimtai. Dabar paaiškėjo, kad laiko turime, kitų spaudos konferencijų nėra. Šiemet taip gaunasi, kad tik 2 spaudos konferencijos Seime vyko ir ši antroji. Todėl turėsime galimybę ramiai išdėstyti tai, apie ką manau, kad būtina šnekėti. Spaudos konferencija vadinasi 2014 priverstinio Lietuvos pardavimo metai. Tam buvo skirta sausio 6 dienos spaudos konferencija, kurioje trumpai pavardinau tai, ką prezidentės teikimu padarė Seimas. Visas finansinio valdymo galės atidavęs, mūsų valstybės galės atidavęs Europos centriniam bankui, Europos komisijai, Europos euro stabilumo mechanizmui. Nepasilikė jokių svertų, nepalikė jokių galimybių grįžti atgal. Formalių, kol kas. Jokie išstojimo mechanizmai nenumatyti. Ir ko gero Graikija pirmoji spręs klausimą, kaip išeiti iš eurozonos. 2014 m. lapkričio 13 dienos spaudos konferencijoje pranešiau apie Generalinės prokuratūros praėjusių metų lapkričio 3 dienos nutarimą dėl sausio 13 bylos nutraukimo 9 dalyse. Dėl TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką 90-91 metais. Tai yra valstybės perversmo organizavimo ir vykdymo, agresorių ir kolaborantų veiklos teisinio įvertinimo. Taip reikia vadinti tuos įvykius, kurių viršūnė buvo sausio 13. Sužinojęs, kad šioje byloje esu nukentėjusiųjų, pripažintas tokiu, pernai gruodžio 2 dieną pateikiau skundą dėl šio nutarimo. Dėl šio skandalingo įvykio kreipiausi į Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Seimą. Seimo pirmininkės pavedimu Teisės ir Teisės saugos komitetas vis dar svarsto, ką daryti ir tyli nuo gruodžio 2 dienos, priminsiu. O prezidento kanceliarija pranešė, kad prezidentė supažindinta su mano pateikta informacija, reiškia žino šalies vadovė apie tai, kas įvyko, kažkodėl nesigiria tuo ir kad ji, cituoju laišką, pasirašytą kanceliarijos darbuotojos, ne pačios prezidentės, besąlygiškai gerbdama Lietuvos Respublikos konstituciją, naujiena tam tikra, prezidentė sako, gerbė mūsų konstituciją, nesikiša į prokuroro darbą, neduoda jokių nurodymų, nevertina šių pareigūnų priimtų procesinių sprendimų. Taip pat man paaiškino, kad nėra pagrindų atleisti be Seimo pritarimo jos vėl paskirtą generalinį prokurorą, buvo šitam rašte ir šitas prašymas, prisipažinusi, jog padarė nusikaltimą. Tokį teisinį nihilizmą vargu ar rasime kokioje šalyje. Generalinis prokuroras prisipažįsta, teismas patvirtina tą prisipažinimą, padaręs baudžiamąjį nusikaltimą. Ir jis vėl skiriamas generaliniu prokuroru. Juokiamės gynėjai, bet faktas toksai, Seimo net nepaklausus.
Mane dar pamokė šiuo raštu, kad galiu apskųsti šį prokuratūros nutarimą, priminė, jog valstybės vadovė, dabar labai atidžiai paklausykim, ką valstybės vadovė kalba apie teorinius baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir jos pasiekimus šioje veikloje. Cituoju, visada pabrėžia, kad nusikalstamos veikos padarytos prieš Lietuvos valstybę ir jos žmonės valstybės aneksavimo ir okupacijos laikotarpiu, taip pat po nepriklausomybės atkūrimo turi būti deramai ištirtos, o kalti asmenys turi sulaukti atsakomybės. Taip pat primenama, kad prezidentės iniciatyva pakeitus baudžiamąjį kodeksą, cituoju, 2011 m. kovo 31 d. atsirado teisinis pagrindas asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn už visus tarptautinės teisės draudžiamus nusikaltimus, žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Tai yra net už atskirus pavienius nežmoniško elgesio veiksmus, jei juos galima įvertinti kaip valstybės ar organizacijos, oficialios ar faktinės politikos dideliu mastu ar sistemingai užpuldinėti civilinius gyventojus, rėmimą ar vykdymą. Citatos pabaiga. Primenama, kad ir šiem nusikaltimam nėra senaties. O prezidentės inicijuotos baudžiamojo kodekso pataisos, vėl cituoju, sudarė sąlygas iš naujo įvertinti ir tirti po nepriklausomybės atkūrimo padarytas nusikalstamas veikas. Citatos pabaiga. Ačiū prezidentei. Taip ir padariau, apskundžiau šį nutarimą. Tačiau pažiūrėkime, kaip skiriasi mūsų prezidentės vadovaujamos valstybės šūkiai, girimasis ir darbai. Pirmas epizodas, dėl kurio nutrauktas šis tyrimas dėl valstybės perversmo, yra Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užgrobimas jėga ir perversmo štabo joje veikla. Todėl vienu šios įstaigos vadovų dirbusios ir Lietuvos vyriausybės patvarkymo nevykdžiusios ponios Dalios Grybauskaitės pilietiškumą suprasčiau, jei ji kreiptųsi į prokuratūrą dėl šios bylos dalies ištyrimo, o ne nutraukimo. Tačiau tyli kabutėse prezidentės pozicija nestebina, nes ir dėl savo bei jos kaip finansų ministrės pavaldinių galimai nusikalstamų veikų, galimo neteisėto praturtėjimo, išvaistant bankrutuojančios akcinės bendrovės Oruva turtą, bei neteisėtai sumokant beveik 25 milijonus litų į bankrutuojančios Oruvos sąskaitą Latvijoje veikusiam AS Parex banką. Prezidentė kreiptis į prokuratūrą nepanoro, o Zigmo Vaišvilos prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą Šiaulių apygardos prokuratūra atsisakė. Teismai tam pritarė. Prezidentė savo pavyzdžių galėjo įtikinti, kaip jos inicijuotus ir Seimo priimtus įstatymus reikia vykdyti, taip pat ir dėl jos pačios galimo neteisėto praturtėjimo. Dabar grįžkime prie sausio 13 bylos. Gavau generalinio prokuroro pavaduotojo Dariaus Raulušaičio nutarimą atmesti mano skundą dėl sausio 13 bylos dalies nutraukimo. Pamokantis nutarimas. Beje, formaliai žiūrint, baudžiamojo proceso kodeksas teisę nagrinėti šį mano skundą suteikia aukštesniajam prokurorui. Tai yra baudžiamojo persekiojimo departamento vadovui, bet ne generalinė prokuratūra administruojančiam asmeniui. Nežinau, kodėl taip nutiko, kodėl pažeidžiant procesus reikalavimus, ne tas pareigūnas sprendė. Aš neatmetu galimybės, kad žmogus atsisakė pasirašyti tokį nutarimą. Dėl to ėmėsi vienas iš generalinės prokuratūros vadovų. Tuoj mes suprasime, kodėl tai galėjo įvykti. Prokuroras Darius Raulušaitis pasisakė tik dėl dalies skundžiamų epizodų, pamiršęs, kabutėse, naudoju šį žodį, pasisakyti dėl Vilniaus aukštosios partinės mokyklos. 90 metų balandžio 20 dieną įmonėje spauda sumuštų asmenų, 90 metų lapkričio 17 dieną TSRS karinės įgulos Vilniuje kariškių smurto prieš antikarinio taikaus mitingo dalyvius prie karinio šiaurės miestelio,
91 sausio 13 dienos TSRS kariškių patruliavimo, 91 vasario 12 dienos įvykdyto TSRS visuomeninės organizacijos ŠČIT nepriklausomų karinių ekspertų atvykusių mums padėti tirti agresiją sulaikymo. 91 kovo 17 dienos TSRS referendumo dėl TSRS išsaugojimo, organizavimo ir vykdymo Lietuvoje. Aiškiai, užsienio valstybė darė, ką norėjo čia pas mus. Vykdė savo referendumą. Prokuroras Darius Raulušaitis pripažino skundo argumentą, tai yra labai svarbu, jog šioje byloje tirtas nusikalstamas veikas nuo 90 kovo 11 dienos vykdė užsienio kariškiai drauge su kolaborantais savo veiksmų visumą, ruošdami ir vykdydami valstybės perversmą Lietuvos Respublikoje. Iš pirminio nutarimo nutraukti tyrimą nesimatė ir vienas mano skundo argumentų buvo tai, kad vis tik po Europos žmogaus teisų teismo pasisakymo dėl sausio 13 bylos yra konstatuota, po kovo 11 Lietuvoje veikia ne Tarybų Sąjungos, o Lietuvos Respublikos įstatymai. Reiškia, kariškiai visi buvo svetimos valstybės. Tai Raulušaitis į tai jau atkreipė dėmesį. Tačiau, anot Dariaus Raulušaičio, šiuose epizoduose įvykdyti nusikaltimai netitinka nusikaltimų kvalifikuojamų pagal nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų požymius. Tai yra tie, kuriem netaikoma senatis. Konkretus epizodai nenagrinėjami, tačiau aš nežinau, bylos medžiagos. Skųsti šį nutarimą, todėl tenka aklai. Todėl Generaliniai prokuratūrai sausio 7 dieną pateikiau prašymą dėl leidimo susipažinti su šios bylos medžiaga, bent jau dalyse dėl tyrimo nutrauktų epizodų. Formaliai žiūrint, tai jau nebe ikiteisminio tyrimo medžiaga. Galit bet kas, ir jūs gynėjai, ir jūs žiūrovai, galit ateiti ir reikalauti susipažinti. Tik priminsiu, kad man kaip signatarui tai nebuvo leista padaryti, kai kreipiausi savo laiku. Paprašiau ir nutarimų dėl įtarimų 15 kolaborantų panaikinimo, argumentuojant, tai buvo padaryta argumentuojant tuo, kad jie patys mat nešaudė. Taip, ir Burokevičius pats nešaudė. Ir Kolelis to nedarė. Tai kažkaip tas teisingumo suvokimas labai keičiasi. Jeigu 99 rugpjūčio 23 mūsų teismai dar žinojo, kad atsakomybė taikoma, tai dabar šiais laikais kažkaip požiūris į teisę keičiasi, gerbėmėjai. Ar pabandys atsisakyti prokuratūra man leisti susipažinti su šia medžiaga ne kaip signatarui, o kaip nukentėjusiai. Pripažintas toks mano statusas šioje byloje. Iki praėjusių metų lapkričio 3 dienos prokuroro Paškevičiaus nutarimo nutraukti šį tyrimą dalyje, aš net nežinojau, kad mano sumušimo, jis beje iki sąmonės netekimo buvo, ir kitų asmenų sumušimo. Ir tikrai žinau draugė buvusių, tarp kitko, turėjusių oficialius aukščiausiosios tarybos, mūsų aukščiausiosios tarybos įgaliojimus saugoti šią spaustuvę, paskutinę likusią spaustuvę mūsų žinioje, valstybės žinioje. Jie buvo sumušti dar rimčiau negu aš. Ir iki šiol stuburo traumos yra labai rimtos. Taigi, pasirodo, ikiteisminis tyrimas dėl šito epizodo buvo nutrauktas dar 1994 metais, kaip atskiras. Tačiau jis buvo atnaujintas ir prijungtas prie sausio 13 bylos. Priminsiu, kad po 99 rugpjūčio 23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dėl 5 kolaborantų neteisimo pirmos instancijos neužilgo ir buvo pradėtas iš naujo ikiteisminis tyrimas dėl likusių epizodų ir likusių asmenų nusikalstamų veikų.
Prokuroras Raulušaitis teigia, kad epizoduose, dėl kurių tyrimas nutrauktas, nusikalstamos veikos netitinka Baudžiamojo kodekso 100, 101, 103 straipsnio 1 dalies, tai yra nusikaltimų žmoniškumų ir karo nusikaltimų, kuriems netaikoma senatis požymių. Tais atvejais nebuvo, anot jo, nužudyti ir sunkiai sužaloti asmenys. Taip nebuvo nužudyti. Tačiau skunde, šiandien teikiu skundą, jis jau paruoštas, atspausdintas, tik reikia pateikti teismui skundą. Atkreipiu dėmesį, kad šie Baudžiamojo kodekso straipsniai numato atsakomybę ir kitais atvejais. Tai yra ne tik tai tiem, kurie šaudė. Cituoju tiesiog šios kodekso straipsnius, jų dalis. Tiems, kurie tyčia, vykdydami ar remdami valstybės ar organizacijos politiką dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėjo civilius, sunkiai sutrikdė jų sveikatą, sudarė tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė žmonių žūti. Tai ką, neruošė, neorganizavo, nesudarė sąlygų? Visigi žinome, kad kryptingai buvo ruošiamasi perversmai šitam. Sausio 13 tai tik tai įvykių viršūnė, pati kulminacija. Neteisėtai įkalino ar kitaip apribojo fizinę žmonių laisvę, pažeidžiant tarptautinės teisės normas, kankino, žmonės sulaikė, areštavo. Beje, yra epizodas, kur kliuvo ir nukentėjusiųjų pripažintas kolega signataras Vidmantas Pavilionis. Jį sulaikė važiuojant automobiliu, ištraukė, sumušė. Ir jis manęs klausė, ką dabar daryti, kaip suprasti šitą prokuratūros nutarimą. Reiškia, atėmė jų laisvę, kai toks laisvės atėmimas nepripažįstamas, ar nepranešė apie žmonių likimą, buvimo vietą tiems, kurie ginkluoto konflikto, agresijos, okupacijos ar aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo žudyti. Tai yra, noriu pasakyti paprastą dalyką, atsakomybė pagal šiuos straipsnius numatyta ne tik tiems, kurie patys žudė ar sunkiai sužalojo. Beje, Italija atsisakė svarstyti mūsų užsienio reikalų ministerijos skundą dėl vieno iš įtariamųjų sulaikyto Italijoje, sausio 13 byloje. Ir įdomi teismo nuomonė yra, priminė Lietuvos valstybei, kad visų pirma reikia žiūrėti atsakomybės tų, kurie įsakė, kurie vadovavo, kurie ruošė. Aš nesakau, kad nereikia išduoti žudikų, jeigu tikrai tas žmogus yra žudęs mūsų piliečius. Bet priminimas Lietuvos valstybei yra daugiau negu pamokantis. Atsakomybė numatyta ir tiems, kurie ginkluoto konflikto arba agresijos, okupacijos, aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo nežmoniškai elgtis ar nežmoniškai elgėsi su asmenimis. Juos sunkiai sužalojo, susargdino, kankino, kitaip nežmoniškai su jais elgėsi. Naudojo bauginimo ir teroro priemonės, neteisėtai suvaržė ir atėmė jų laisvę, konfiskavo turtą, užgauliai žemino jų orumą. Aš nemanau, kad prokuroras Darius Raulušaitis to nežino, kodekso reikalavimo ir šių straipsnių, ir kad jis nesupranta jų. Dėl nusikaltimų atitinkančių Baudžiamojo kodekso 111 straipsnio 1 dalį ir 112 straipsnį nustatytus požymius, kada nužudymas ar sunkus sužalojimas nėra būtina sąlyga, prokuroras Raulušaitis pamiršo, jis pateikė tik vieną pavyzdį, nenaudojo kulkų šitie asmenys. Taip, jie patys nenaudojo, bet šiuose straipsniuose yra numatyta atsakomybė ir tiems, kurie pagal šios straipsnius, kurie įsakė vykdyti ar vykdė draudžiamas karo atakas prieš civilius, medicinos ar civilinės gynybos personalą, karo ar civilinę ligoninę. Taigi Naujosios Vilnios ligoninė užpulta buvo. Žinom visi šitą epizodą. Ir kaip elgėsi su personalu ir su ten buvusiais mūsų jaunuoliais.
prieš nesipriešinančius kombatantus ar kitus asmenys panaudota jėga, kurie, reiškia, taip pat tiems, kurie pažeisdami mūsų tarptautinių sutarčių ar visuotinai pripažintų papročių dėl karo priemonių ir kariavimo būdų nuostatas įsakė karo veiksmuose panaudoti ar panaudojo uždraustas priemonės ar kariavimo būdus. Dabar atkreipkite dėmesį, aš pasakysiu labai svarbią aplinkybę. Kaip prokuroras Darius Rolušaitis šiame nutarime buvo netidus ar pergudravo save. Skundė dėl tyrimo nutraukimo, pateiktam gruodžio 2 dieną, aš panaudojau ir tokį argumentą, jis formalus, bet jis argumentas, kad aš, kaip nukentėjusysis, nebuvau supažindintas su nutarimu dėl šio mano statuso. Dabar klausykit, prokuroras Rolušaitis paaiškino, kad 94 lapkričio 25 dieną buvau supažindintas su 90 gegužės 22 prokuroro nutarimu, dabar jį išsireikalavau, tiesa ir gavau, turiu aš jį čia, dėl mano pripažinimo nukentėjusiųjų ikiteisminėme tyrime numeris 09-2-002-002-91. Tai yra tas, kuris buvo dėl šito epizodo, dėl Maironio gatvės įvykių Maironio gatvėje. Šį tyrimą baigus, įsivaizduojat, tyrė, man nepranešė, kad aš esu pripažintas nukentėjusiųjų, o atsiranda tada mano procesinės teisės, prašyti susipažinti su byla, duoti parodymus, papildomus paaiškinimus. Ir tik kai tyrimą baigė, tada sako, kad pranešė. Aš labai atsiprašau, galbūt, bet aš kažkodėl neatsimenu. Šiaip daug ką aš atsimenu. Ir dabar žiūrėkit, kaip vystėsi toliau. Po to Rolušaitis patvirtino, kad šiame ikiteisminėme tyrime numeris 9-2-031-99, tai yra sausio 13 bylos numeris, atsiminkit jį, pakartoju, numeris 9-2-031-99. Prokuroro nutarimas pripažinti nukentėjusiais pagal naują tyriamo nusikaltimo kvalifikaciją, tai yra dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimams, šiame tyrime perkvalifikavo prokurorai ir atsakomybės pareikalavo pagal straipsnius, kuriem nėra senaties. Priimtas tik tai 2014 metų spalio 17 dieną. Kiek buvo likę iki tyrimo nutraukimo lapkričio 3, geros 2 savaitės. Su šituo nutarimu nesu supažindintas, prašiau, man jo nepateikė. Prašiau jau dabar, gruodyje. Prokuroras Rolušaitis pats patvirtino, kad šie nusikaltimai atitinka nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimams požymius, įla išlindo iš maiso. Ir dabar žiūrėkit, paaiškėjo tokia aplinkybė. Po ilgamečio triūso prokuratūros galų gale 2014 spalio 17 nukentėjusiais pripažįstami konkretus asmenys ir netikėtai po kelių savaičių ikiteisminis tyrimas dėl jų nutraukiamas. Kas nutiko? Kodėl tokiu atveju reikėjo vargti, dar surašinėti šį nutarimą? Vis tiek turi būti pateikti motyvai, kodėl Zigmas, Petras, Jonas, Antanas yra pripažįstami nukentėjusiais. Tai reikėjo tiesiog nutraukti tyrimą ir viskas, jeigu jau tokia valia prokurorų. Sunku patikėti, kad po tiek triūso prokurorai patys sumastė taip nelogiškai pasielgti. Pirmiau nustatyti nukentėjusius, pripažinti juos byloje civiliniais ieškovais, jeigu tu esi nukentėjęs, tai pripažįstamas kaip civilinis ieškovas, kuris gali reikalauti žalos atlyginimo toj baudžiamoje byloje. Ir iškart po to nutraukti ikiteisminį tyrimą. Žinant prezidentės kabutėse nesikišimo į teisėsaugos darbą pavyzdžius, pavyzdžiui, FNTT vadovų atleidimo istorijoje, stebėtis to netenka. Ji ten atvirai demonstravo savo nuomonę, Vitalijus Gailius atvirai pasakojo komisijoje ir viešai pasakojo apie prezidentės nurodymus teisėsaugai, telefoninius. Todėl šiandien kreipiuosi į
Matant tą situaciją su sausio 13 byla, šiandien kreipiuosi į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo simboliu tapusi ir sugebėjusi šią nepriklausomybę ir padarumo principus bei mūsų tautą išduoti Vytautą Landsbergį. Kodėl jūs tylite dėl šios bylos nutraukimo? Nežinote? Informacija viešai neskelbta? Taip, prokuratūra neskelbė. Bet nelaimė Zigmas toks nukentėjusiai pripažintas viešai tai paskelbė. Netikiu, kad jūs nežinote. Kodėl jūs tylite dėl šios bylos nutraukimo? Buvęs Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininku, drauge su jūsų mums primesta Respublikos prezidentė, išduodate šį mūsų krauju aplaistytą nepriklausomybės simbolį sausio 13-ąją? Klausimas jums tiesiai į akis. Šiandien jūs kalbėsite gynėjų konferencijoje, kuri prasidės kovo 11 salėje nuo 1 valandos iki 16 valandos. Atsakykite šitiem vyram, kurie buvo čia ir jūs gynė, ir parlamentą gynė, ir tautą, ir valstybę gynė. Atsakykite. Jums jau nusispjauti sausio 13 bylą į Vytautą Landsbergį. Dabar neužmirštuolės akcijos globėja, prezidentė ir jūsų sukurta konservatorių partija iškeitė šį simbolį sausio 13-ąją į masonerijos neužmirštuolės simbolį. Štai jisai, toks originalus. Prieš metus nuoširdžiai susijaudinęs heraldikos specialistas Jonas Bytautas, pamatęs jūs, Vytautai Landsbergį, ir prezidentę, konservatorių ir liberalų elitą kabutėse vartojo, sausio 13-osios proga įsisegusių šį ženklą ir kviečiančius tai daryti visus. Aš atsimenu tuos jaunolius ir jaunolės daugiausiai, merginos, vaikščiojo akis nudelbusios pernai Seime ir lipdė mūsų gynėjam, sutrikusiem, pasimetusiam šituos lipdukus. Prieini ir klausi, kur, iš kur, kas, nedrįsta pasakyti, tyli, reiškia supranta, ką daro. Bet atsakomybė tai ne šitiem vykdytojam vaikeliam, jaunuoliam, o jum, kurie tai darote, kuriuos prieš metus Jonas Bytautas Alkas LT portale perspėjo atvirai apie tai. Jis, Jonas Bytautas, priminė, kad neužmirštuolės žiedas yra plačiai žinomas masonų simbolis. Nuo 1926 metų buvęs Curzone didžiosios ložės simboliu. Vėliau tapęs, klausykite atidžiai konservatoriai, ir ponė prezidentė taip pat, nacistinės Vokietijos Wehrmachto ginklavimui aukų rinkimo simboliu. Duodu nuorodą į Alkas LT, skaitykit heraldikos specialistų nuomonę. Prezidentė, mūsų valstybė turi heraldikos komisiją. Ten bent pasiteiraukite. Jei norite pasakyti, kad renkate aukas, taip, dabar paskelbtas vajus su šituo simboliu rinkti aukas Ukrainai, ginkluoti. Tai jeigu jūs tuo norit pasakyti, kad renkat aukas anot jūs gąsdinančios Rusijos propagandos dabartiniai, aš formuluotės naudoju, kurias sklinda, nacistiniai Ukrainos oligarchų valdžiai, tai jūs pasirinkot labai tinkamą simbolį. Tai yra nacistinio Wehrmachto ginklavimosi simbolis. Jie jį iš masonų net paėmė. Jėga. Tačiau nedrįskite šiuo simboliu dangstyti savo veidmainystės dėl sausio 13-osios. Kur dingo jūsų rūpestis tikruoju sausio 13-osios bylos ištyrimu? Ar jūs buvęs pirmininkė ir jūsų prezidentė suinteresuoti kolaborantų veiklos tyrimo nutraukimu? Kodėl tylite it kuolą praryję? Kokias dar veidmainystės aukštumas jūs norite pasiekti? Jūs išdrįstote pirmininkę susitapatinti, čia Vytautai Landsbergį pirmininku vadinu. Jis aukščiausios tarybos pirmininku buvo mūsų. Išdrįstote pirmininkę susitapatinti save su visa Lietuva ir jos aukščiausiaja taryba, priglausdamas jai
Lietuvai ar jos simboliui aukščiausiai tarybai skirtą Norvegijos tautos alternatyvėje taikos premiją pasipiktinusią. Ji pasipiktino Norvegijos tauta, kad Nobelio taikos premijos laureatas Michailas Gorbačiovas savo vadovaujamiems kariškiams įsakė sausio 13-ąją Vilniuje ir Rygoje panaudoti ginklą prieš civilius. Prokurorai nedrįsta net apklausti liudytojų Gorbačiovo. Skaitykit KGB vado Kričkovo memuarus, paliudijimus sausio 13 byloj. Michailo Gorbačiovo vyko visi pagrindiniai pasitarimai kabinete jo. Visi nurodymai duoti. Net Alfa grupės panaudojimas yra asmeninis Michailo Gorbačiovo nurodymas. Ir tylite bailiai, menkystos. Turiu teisę aš tai pasakyti, nes aš čia su tais vyrais buvau. Beginklė Lietuva sausio 13 apgynė nepriklausomybę, o jūs kabutėse priglobėte Lietuvai skirtą apdovanojimą ir metų metus Lietuvos sąskaitą vaidinote labdarą. Ar matėte, pirmininkė, sausio 13 nors vieną mūsų žmogų kaukę slepiantį savo veidą ir ginklų besišvaistantį Vilniaus nepriklausomybės aikštėje? Ar už atlygį iš užsienio jie ir mes gynėme paskutinėje nepriklausomybės barikadą Lietuvos aukščiausiąją tarybą? Ar galima Kijevo Maidaną lyginti su sausio 13 ir sausio 13 memoriale rodyti Maidano pavyzdį? Aš taip kalbu ne apie vargšę didžiųjų pasaulio šalių intrigų įkaitę tapusią Ukrainos tautą, bet apie jos valdžią, piršto nepajudinančią, kad išsiaiškinti, kas Maidano aikštėje šaudė į abi minios pusės. Piršto nepajudina, kad siekti taikos. Aš matau visų, ir Rusijos, ir JAV, ir Ukrainos valdžios, ir beveik visos ES, ir mūsų prezidentės gėda mūsų valstybei siekį ten kurstyti karą, o ne taiką. Siekį išgelbėti Ukrainos valstybę. Ar jūs, pirmininkė, bent įsivaizduojate, kas būtų buvę sausio 13 nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje ar Rygoje, jei mes ir broliai Latviai būtume pasidavę ginkluotoms provokacijoms? Manau, nujautėte, nes svarstėte ir savo pabėgimo iš aukščiausiosios tarybos variantą, klausimu, dėl kurio pribloškėte mane. Tuomet jums nustebęs dėl klausimo atsakiau, ar nesuprantate, kad kai kas to tik ir laukia. Jūs nesugebėjote rasti bendro sprendimo su tuometinė ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė. Nors abu privalėjote tai padaryti. Nežinau, kodėl jis sausio 13 naktį bandė pasukti atviro kolaboravimo su Maskva keliu. Tačiau kodėl jūs tai slepiate? Aš priminsiu, gynėjų konferencijoje 2011 m. sausio 12 aš pasakiau kalbą, kurią galite rasti internete, Seimo tinklalapyje, visą šios konferencijos stenogramą, kurioje pasakiau, kas vyko sausio 13 naktį su pavardėmis vyriausybės rūmuose, kaip Kazimiera Prunskienė kvietė mūsų vyriausybę pereiti į aną barikadų pusę. Žodis kolaborantai nebuvo naudojami. Ir visokie naujadarai kaip Kolorado vabalai. Menkystos, ne Kolorado vabalais reikia vadinti, o kolaborantus reikia vadinti kolaborantais. Tada visi suprantame, apie ką kalbam. Ar jie Ukrainoje, ar jie Lietuvoje. Nesvarbu, kur. Taigi, pirmininkė, kodėl jūs tai slepiate, tuos įvykius? Jūs išsityčiojate iš taikiai ir savo krauju mūsų valstybę apgynusios tautos noro pasinaudoti referendumo teise, apspjaudėte ją tulžies kupinomis seilėmis, išvadinote paskutiniais, kad ir lietuviškais žodžiais, jūs išdavėte tautą, jos atgimimo dvasią ir moralę, ponios Dalios Grybauskaitės pasirinkimu ir primetimu tautai,
spekuliuojant savo kaip simbolio vardu. Drauge su jau prezidente Dalia Grybauskaite mūsų tauta ir valstybė parduodama jau beatodairiškai. Nekartosiu praėjusios spaudos konferencijos argumentų. Lietuvos Respublikos konstitucija jums abiem neegzistuoja. Tačiau ši konstitucija egzistuoja mums, tautai. Iš mūsų jūs to neatimsite. Todėl nebeturiu teisės vadinti Vytautą Landsbergį mūsų nepriklausomybės simboliu. Ir sakau tai būtent sausio 13-osios išvakarėse. Mes, Sąjūdžio žmonės ir signatarai, Aukščiausiosios tarybos deputatai, ilgai tai kentėme, vildamiesi, kad jūs suprasite savo istorinio vaidmens naštą ir atsakomybę. Bet jūs neišlaikėte išbandymo valdžia. Jūs valdo tik nepamatuotas garbės troškimas, susireikšminimas, pyktis ir pinigai. Šiandien privalau jums viešai pasakyti, kad privalote padaryti viską, jog grįžtų iš Aukščiausiosios tarybos neteisėtai išnešta 1991 metų sausio 8 dienos ir 13 dienos įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiaga. Kad valstybei būtų grąžinti iš KGB rūmų Vilniuje mano komandiruotės į Interpolo konferenciją metu 1991 metais rudenį slapta išvežti KGB dokumentai. Mano vadovaujama valstybės saugumo departamentui beveik suseko šių dingusių KGB dokumentų kelią, buvo pradėtas nuolatinis valstybės saugumo departamento reorganizavimas. Tai buvo bene vienintelis atkurtos Lietuvos valstybės saugumo departamento laikotarpis, kai jo vadovas neleido politizuoti valstybės saugumo departamento veiklos. Jūsų kišimosi prakeiksmas tebelydi Lietuvos valstybės saugumo departamentą iki šiol. Aš čia trupučiuką nukrypsiu ir atsiminsiu tuometinio mano pavaduotojo, valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo Viktoro Zėdelio žodžius man pasakytus. Kai aš vadovavau vyriausybės įgaliojimus turėdamas KGB dokumentų inventorizavimui ir visų pirma jo tai buvo idėja darbo grupės surinkti iš skirtingų reiškia, institucijų atstovų, kad jie vienas kito nežinotų. Ir principas pasiteisino. Jie stukseno, pranešinėdavo vienas apie kitą, ką daro negerai. Ir tai veikia. Tačiau Viktoras atėjo, Zėdelis Viktoras, pas mane vieną kartą į kabinetą ir sako: Zigmai, būk žmogus, atleisk valstybės saugumo departamentą nuo viso šito mėšlo. Nes vogė Balio Gajausko vadovaujamos komisijos nariai. Aš pats savo rankomis po visų pranešimų iš jų atiminėjau. Jums, Vytautai Landsbergi, kiek kartų sakiau, sureglamentuokit, ką turi daryti Balio Gajausko vadovaujama komisija. Mūsų darbas paprastas. Mes suinventorizuojam ir atiduodam jum. Pasimkit. Bet to neįvyko. O pasinaudojus mano išvykimu, nepatriotiškas policijos aras buvo pakeistas į patriotišką, man atrodo, Panevėžio geležinį vilką ir tą pačią naktį maišai buvo išvežti. Tokie mūsų valstybės saugumo departamento, iš kurio, ko gero, jau ne vieno darbuotojo nebeliko, po N reorganizacijų tyrimo tuo metu rezultatai. Paskutinis taškas, kuriame nusėdo, pasakysiu, buvo Kaunas. Šitie dokumentai pavogti. Tiems, kurie kaltins mane, kad peikiu tik Vytautą Landsbergį, bet nesakau nieko apie Algirdą Brazauską, tai yra nuolatiniai interneto komentatorių priekaištai, kurių abiejų nemeilę turėjau malonumą patirti, atsakysiu tiesiai šviesiai. Pagrindinė atkurtos Lietuvos problema yra ta, kad šie du asmenys, Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas, abu persunkti asmeninių ambicijų ir kompleksų, taip ir nesugebėjo pakilti aukščiau jų.
Ir tai ilgam suskaldė Lietuvą į dvi supriešintas dalis. Jie nesuprato savo atsakomybės tautai ir valstybei dėl jų užimtų pareigų. Tik Algirdas mokėjo kalbėti su tauta, o Vytautui tam kantrybės pritrūko. Leptinga 91 metų sausio 13 naktį Algirdas Brazauskas buvo paprasčiausias bailys, net neatvykęs į aukščiausiąją tarybą. Ta naktį labai ilgai rinkosi mūsų deputatų kvorumas. Mano akise vis iškyla Vladimiro Beriozovo, antrojo partijos sekretoriaus po Brazauskom. Ta naktį vis tik buvusio su mumis veidas. Visiška nežinia, bet jis buvo čia, kovo 11 salėje, su tauta. Jo balsas buvo taip pat reikalingas. Bet ne su bailiu Algirdu Brazausku. Kvorumo visų pirma reikėjo dėl įgaliojimų formuoti Lietuvos vyriausybę užsienyje suteikimo Lenkijos sieną kirtusiam užsienio reikalų ministrui Algirdui Saudargui. Šį Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos sprendimą naktį į Varšuvą Algirdui Saudargui išvežė ir įteikė mūsų senas draugas, Estijos liaudies fronto vienas vadovų, Estijos Respublikos pirmasis ambasadorius Lietuvoje Martas Tarmakas, puikiai kalbantis lietuviškai. Jis sėkmingai kirto TSRS pasieniečių saugomą sieną. 91 metų kovo 10-ąją, rinkdami Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos pirmininką, užmirškime šitą melą, dar vieną Vytauto Landsbergio primestą apie atkuriamą į Seimą, nebuvo jo. Ir save gerbiantis Seimas, nenorintis klastoti istorijos, atstatytų istorinį pavadinimą. Tai buvo principinis Sąjūdžio sprendimas – dalyvauti ar nedalyvauti. Sąjūdžio pirmo steigimo suvažiavimo sprendimas – okupacinių valdžios organų rinkimuose. Kadangi mes norėjome ne karo, o mes norėjome taikaus būdo, pasukome šiuo be galo rizikingų kelių. Bet nereikia vaidinti šventesnių negu esame. Visi mes buvome tarybinės santvarkos gyventojai su visais pliusais ir minusais ir pasirinkome šį kelią, kurį vainikavo kovo 11 ir kurią apgynėme sausio 13. Net krauju. Taigi, 91 kovo 10-ąją, rinkdami Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos pirmininką, mes rinkomės ne Vytautą ar Algirdą, tą aš noriu pasakyti, dėl jų pliusų ar minusų, bet mes rinkomės kelią vykdyti rinkiminį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pažadą atkurti nepriklausomą Lietuvą, ar žingsnis po žingsnio eiti Algirdo Brazausko keliu, paskui Michailo Gorbačiovo. Štai toks buvo pasirinkimas. Ne asmens pasirinkimas, o kelio pasirinkimas. Vytautas Landsbergis pasitikėjimą juo kaip asmeniu, suprato kitaip nei Romualdas Ozolas ar Kazimieras Mateka, atsiėmė savo kandidatūras, nes šie suprato, ką reiškia Sąjūdžio balsų suskaldymas. Tai būtų pralaimėjimas ir Sąjūdžio idealų išdėvimas. Jau kovo 11. Jiems bendras tikslas buvo aukščiau už asmeninį. Nejučia prisimenu istoriniuose kadruose vis mirgančią Vytauto Landsbergio kalbą TSRS liaudies deputatų suvažiavime antrajame dėl Ribbentropo-Molotovo akto. Jis, Vytautas Landsbergis, aplenkė komisijos šiam klausimui tirti narį Kazimierą Matieką, kuriam Lietuvos delegacija išvakarėse patikėjo kalbėti mūsų vardu. Vytautas Landsbergis jau tada galvoja ne tik apie bendrus reikalus. Geriausiai šiuos du asmenys, turiuomenį Vytautą Landsbergį, Algirdą Brazauską, ir Lietuvos problemą apibūdina situaciją, kurią galiu pagrįsti ir dokumentais. Aš manau, šito fakto Lietuva nežino. Po sausio 13 įvykių Lietuvos aukščiausioji taryba Vytauto Landsbergio teikimu priėmė įstatymą dėl Vyčio
kryžiaus ordino, tada dar be skirtingų laipsnių, atkūrimo. Kad po metų apdovanoti 14 žuvusiųjų. Sutartį dėl šių ordinų gamybos su Prancūzijos įmonė pasirašė ją pasirinkęs pats Vytautas Landsbergis, nors šiaip tai yra vyriausybės funkcija. Suma valstybės masteliais nedidelė, apie 90 000 JAV dolerių. Tačiau kažkodėl Vytautas Landsbergis atsisakė priimti pagamintus ordinus ir Prancūzijos įmonė negavo sutartų lėšų. Į valdžią sugrįžus Algirdui Brazauskui, Prancūzijos atstovai kreipėsi į mane, nes pažinojo mane nuo Lietuvos stojimo į Interpolą istorijos, kurią jau esu pasakojęs. Aplankiau Vytautą Landsbergį. Šis pasakė, kad nieko nebesprendžia. Aplankiau naujai paskirtą ministrą pirmininką Adolfą Šleževičių. Šis nukreipė mane pas Algirdą Brazauską. Algirdo Brazausko paaiškinimą reikėtų iškalti Respublikos prezidento rūmų sienoje. Cituoju pažodžiui. Landsbergis pasirašė, tegul jis ir moka. Tikriausiai ir liko ši Lietuvos valstybės garbės skola nesumokėta. Neapmokėta sausio 13-osios garbės sąskaita Lietuvai. Valstybės vadovas užsakė ir nepaėmė ir nesumokėjo. Man atrodo, aš dar turiu vieną pavyzdį šito ordino. Taip elgiamės su valstybės simboliais. Tikslesnės ir labiau simbolinės iliustracijos apie mūsų Lietuvą valdžiusių ir valdančių žmonių tuštybę, valstybės ir garbės supratimą, nemokšiškumą, aš nežinau, gal yra, bet tai yra simbolinis įvykis, simboliškai pabrėžiantis, parodantis, atskleidžiantis esmę. Simboliai tautai ir valstybei reiškia labai daug, todėl jų keitimas, naikinimas sudaro prielaidas įgyvendinti ES nuo mūsų slėptus tikslus – šeimos ir valstybių panaikinimą, o tai yra tautos egzistencijos pagrindai. Po Lietuvos įstojimo į ES buvo numatyta leisti pasirinkti simboliką automobilių valstybiniuose numeriuose. Su mūsų trispalvė numeriai turėjo būti pigesni, su ES simbolika brangesni. Bet kažkas nuo pirmos dienos, jau po referendumo, nusprendė nebežaisti demokratijos. Bus tik ES simbolika. Ar jums dar nekoktų nuo privalomų mėlynų padėkų ES už tariamą jos paramą mums kiekviename žingsnėje? Turiu omeny tuos plakatus ir prie kiekvienos karvidės, ir prie kiekvienos mokyklos. Ar bent žinome, kad pagrindinės ES biudžeto pajamos yra ne nario mokesčiai, o importo ir kiti mokesčiai, kurių savo biudžetuose nebemato valstybės narės? Sausio 6 dienos spaudos konferencijoje 2014 priverstinio Lietuvos pardavimo metai pateikiau informaciją apie mūsų Lietuvai, Vytauto Landsbergio, Algirdo Brazausko ir Valdo Adamkaus bendros dovana kabutėse, kurios nauda iš šios trijulės besinaudoja tik Vytautas Landsbergis, didžiausios Lietuvoje veidmainystės simbolį – Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Turėdama šį užnugarį, praėjusiais metais Respublikos prezidentė baigė pavergti Seimą ir ignoruodama Lietuvos Respublikos konstituciją, faktiškai jau pardavė ar padovanojo Lietuvą virš valstybinėms institucijoms, nepavaldžioms net ES valstybėms, pavyzdžiui, Europos centriniam bankui, eurostabilumo mechanizmui. Šiemet lieka tai detalizuoti mūsų įstatymais bei įgyvendinti dar naujas pavergimo sutartis – Bankų sąjungą ir pajungti Lietuvos draudimo ir vertybinių popierių mechanizmams. Tokia yra Europos komisijos programa šiem metam. Dar ir šituos visus dalykus unifikuos ir centralizuos. Na ir be abejo, be mūsų tautos pritarimo nusilenkti kuriamai Europrokuratūrai. Lisabonos sutartis beje numatė, kad reikalingas kiekvienos valstybės narės atskiras sprendimas dėl Europrokuratūros.
bet kažkodėl prezidentė pasakė, kad viskas okei ir mūsų valdininkai vykdo valią, net formalos parašo nepadėjus, kad mums reikalinga ta Europrokuratūra. Finansinis Lietuvos pardavimas ir pavertimas įkaitų, dangstantis net energetinės nepriklausomybės šūkiais, šalies stumimas į karo kelią, teisėsaugos funkcijų perdavimas kariškiams ne karo metu, o tai yra tautos ir kariškių supriešinimas. Visa tai vadinama demokratija. Prezidente, prisipažinkite, kodėl jūs elgiatės kaip provokatorė, besidangstanti tauta ir jos vardu. Kas jūs? Kodėl bijote kalbėti su tauta, nuolat meluojate ir laikote mus visus kvailiais? Kas jūs valdo? Jūs vaidinate drąsiai, tačiau jūsų veiksmai patvirtina, kad bijote tautos. Prisipažinkite, kodėl 1999 metais draugiška JAV pareikalavo, kad Lietuva per 24 valandas jūs atsiimtų iš Vašingtono. Kodėl meluojate, kad JAV Georgetowno universiteto kursuose vadovams buvote 1992 metais, o ne 1991 metų pirmoje pusėje? Jei esate drąsi, pasakykite, su kokiais dar 2 Lietuvoje žinomais žmonėmis jūs ten siuntė ir kas siuntė. Aš žinau tos žmonės, bet aš jums suteikiu progą pasakyti tautai tiesą. Nepasakysite, aš jūs pasakysiu dar kartą, melagė esate. Ir pasakysiu šias pavardės. Pasakykite ir pavardės dar 3 žmonių draugė su jumis ten siųstų iš Latvijos ir 3 draugė su jumis ten siųstų iš Estijos. Mes nemaži vaikai. Mes puikiai suprantame, kad vienu metu aš buvau ministro pirmininko pavaduotojas. Žinau, kad mes užsienio valiutos neturėjome. Grašius reikalingus komandiruotėjai pirkdome Rusijos Vnešekonombanko Vilniaus skyriuje. Neturėjome praktiškai pajamų užsienio valiutą. Mes nieko nesiuntėme. Jokius Georgetownus. Ir ką jūs šnekate? JAV ambasados Lietuvoje nebuvo tuo metu. Sausio 13. Gintaro Žagunio nužudymas gegužę. Pasinių puldinėjimas, medininkai. Apie ką jūs šnekat, prezidente? Meluojat, keičiat savo biografiją pagal apdovanojimų tvarkaraštį? Tai jūs ten buvot, tai tada buvot. Ir visa tai vyko tuomet, kai tauta gynė savo nepriklausomybę ir garbę, gynė kovo 11 ir sausio 13. Šiandien raštu jau kreipiausi į Seimo pirmininkę Loretą Grožinienę. Siekite bent Seimo tautos atstovybės pagal mūsų konstituciją vienybės su tauta. Priešingų atveju prezidentė mus visus nuves į pražūtį. Pirmininkė Loreta Grožinienė, skubiai sušaukite neeilinę Seimo sesiją Seimo nario Petro Gražulio projektams priimti. Tai yra Seimo nutarimą dėl lito banknotų ir monetų išsaugojimo. Lietuvos bankas jau sudaręs sutartį viešai skelbiamą informaciją su Anglijos įmonė, kuri tuoj pat puls mūsų naikinti monetas ir metalinius litus. Taip pat Petro Gražulio Seimo nutarimo projektą dėl referendumo sušaukimo reikalavimo sumažinimo iki 200 000 piliečių balsų. Belikusi tik balsavimo stadija dėl šio referendumo. Visi formalumai praeiti. Seimo kompromisas suderintas buvo. Kodėl sustojote? Seimas dar neturi savyje pakankamai jėgų. Jei Seimas dar neturi savyje pakankamai jėgų pradėti prezidentės Dalios Grybauskaitės apkaltą, bent pradėkite skubos tvarka svarstyti prokuratūros įstatymo pakeitimą dėl nepriklausomo prokuroro atsiradimo. Netirs prezidentės statytinio vadovaujama prokuratūra, netirs ne vieno, nei energetinio nusikaltimo, nei jokio kito, kur lėšos valstybės švaistomos jau milijardais.
Įstatymo projektą dėl nepriklausomo prokuroro pateikiau dar 2012 metų pradžioje Seimui. Jo nuostatos jau svarstytos Seimo Teisės teisėtvarkos komitete. Na ir ką, pabaigai dar kartą rodau šį simbolį. Ir baigdamas linkiu visiems stiprybės, kviečiu juos semtis iš sausio 13-osios tiesos ir kiekvienam sutiktam tautiečiui paaiškinti, ką reiškia šis simbolis. Masonų simbolis naudotas nacių Wehrmachto ginklavimo aukų rinkimo vajui, kurį lipdo mums sausio 13-osios gynėjams. Žalias jaunimas, aš atsiprašau jaunimo, bet reikia galvoti irgi, ką darote. Ką jūsų vadėjos daro su jumis. Ir dar klijuojate šitą aukų rinkimui Ukrainai ginti. Jūs suteikėt visus argumentus vadinti Ukrainą nacistinę valstybę. Kas dabar apgins? Pone prezidente, jūs čia kovojat informacinius karus su Rusija. O pati suteikėte precedentą, jūs globojate šią akciją. Jurijus klausė, jūs dažnai naudojate terminą sistema, sisteminiai, bet sistema yra taisyklingas sudedamųjų dalelių išdėstymas, Mendelėjevo elementų lentelė. Jūs kalbate apie valdžios savivalę be jokių taisyklių. Kaip manote, ar net taisyklingiau naudoti terminą režimas? Dėkui už klausimą ir tiek, kiek yra tekę bendrauti su Rusijos tautybės žmonėmis, jie yra, ypač turintys techninį išsilavinimą, jie yra pedantiškai, techniškai tvarkingi žmonės. Vat jie be emocijų sudėliojo visą esmę. Taip, kaip ir Mendelėjevas savo laiku sudėliojo cheminių elementų lentelę. Taip norėtųsi tą žinoti. Daugmaž mūsų žinios kiekvieno galbūt yra skirtingos, bet visi suprantame, kad visa ta sistema, jinai veikia. Kiekvienas sraigtelis joje turi savo vaidmenį, bet sistema turi savo galvą. Vairininką. Tai yra valstybės vadovas. Ir visada šalia jos esantis Vytautas Landsbergis, kurie jau nebeslepia jų bendros veiklos. Pėstininkus jie keičia. At štai išgirsime nuosprendį dėl Daivos Ulbinaitės. Aš sutinku su gerbiamo Jurijaus pasiūlymu. Taip, tai reikia vadinti režimu, jeigu teisėsaugos funkcijos perduodamos kariškiam, krašto apsaugos lėšomis, krašto apsaugos ministerijos pavaldume, karo akademijoje steigiamas centras, kuris jau nuo sausio 1 turi teisę rinkti duomenis apie mūsų kiekvieno ir rinks, gal jau ir renka, mūsų kiekvieno internetinius kontaktus. Ir bet kuris policininkas sumastęs gali 2 dienom jau jūs atjungti nuo interneto, be teismo sankcijos. Nuo sausio 1 kariškis, aš tikrai gerbiu, kaip mūsų kariuomenės drįstų pavadinti save vienu iš kūrėjų, vadovavęs krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijai aukščiausioje taryboje nuo kovo 11.